Iš tikrųjų, Lietuvoje šiandien turbūt 70-80 net procentų žmonių sako, net tokios Lietuvos norėjo. Reiškia, iškyla iš karto klausimas, tai kokios mes norėjom, jeigu jos pastatyti nesugebėjom. Tai kama priežastis? Nu, ir viena iš priežasčių, manyčiau, tai yra, kad gyvenom kurį laiką labai uždaroj sistemoje ir mums iš vakarų plaukė tokios labai gražios idėjos, rožinis pasaulis atrodė. Ir atrodo, užtenka sugriauti Tarybų sąjungą ir nubėgti pas tuos geriečius, vakarų gerovės mums norus, ir mes pradėsim gyventi geriau, negu mums žadėjo komunistinį rojų. Nu ir tenka pasakyti, kad ta viltis arba iliuzija rožinė, kad ten labai gražiai, jeigu pradėsim daryti kaip jie, kad iškart čia viskas suklestės, būsim laimingi, šeštadieniais visi susikabinę ratelius šoksim, dainuosim tautinės dainas ir bus gražu. Bet realiai tai buvo mūsų pirmiausia labai didelė klaidinga iliuzija. Vakarai turtingi, kad jie mėgsta ir moka visas tautas, kaip tu parodei. Ir reiškia, visas tautas moka taip, kas aš pasakysiu nebūdinga Rytų Europai. Rytų Europa kitokios kultūros ir visgi tenka pripažinti, nepaisant visų žiaurumų, pas juos to dvasingumo režimiai daugiau. Ir susikalbėjimo tokio bendražmogiška, ne pinigų biznio prizmėje, o žmogiško susikalbėjimo. Na, bet ta viltis didelė, kad žinot, kai stojome į Europos Sąjungą, taigi pirmą dieną labai liūdni rezultatai buvo, žmonės nėjo, tada paskleidė pirmiausia gandus, kad tie žmonės, kurie neis į referendumą dėl stojimo Europos Sąjungos, juos įtrauks į sąrašus ir tada, kada norės užimti kokią nors tarnybą valstybinę, jiem neleis. Tas psichologiškai labai gerai suveikė, nes daug inteligentų pradėjo galvoti. O iš tikrųjų, mato, atėjai ar netėjai ir gali įtraukti, trauksi, kas ten žinos, tais, kaip sako, durniais. Gali paskui neleisti valstybei tarnybą ir paskelbti priešais. Todėl dušiai nepritardami arba bejingi būdami tam stojimui, visgi nulėkė ir balsavo. O didelė dalis dar Vilniaus prekyba, kaip žinot, pažadėjo po 10 centų ar po kiek butelį alaus parduoti atėjusiems ir miltelių labai pigiai parduoti. Nu, o čia tada žmonės neturtingesni ir visokie išgert mėgstantis susigundė tais milteliais ir butelį alaus. Bet ir taip atsidurėm, kad pasižadėjom parduoti žemę. Ne tik, sakysim, ten uždaryti Ignalinos atominę, parduoti, įsileisti užsienio bankus, pusvelčiai, bet ir parduoti žemę. Na ir visgi matė, kad žemės pardavimas yra labai, aš pasakyčiau, ne tiek komercinis arba prekybinis dalykas, bet yra visgi moralinis, dorovinis ir psichologinis. Nes kas tauta vienija, tai žemė. Tai yra tradicija, valstybingumas atstatomas tik žemėje. Ne aplamai kažkur tai erdvėje, o būtent konkrečioje žemėje susibūrusi konkreti tauta. Todėl tas psichologinis momentas yra labai aktualus. Tuo labiau, kad jeigu paimsim tik ekonominę pusę, tai atrodo, kad šitaip juk, sakysim, Danijos, Vokietijos, Vakarų Europos senbųjų valstybių žemdirbiai dvigubai didesnės gauna išmokas. Vadinasi, jos valstybė subsidijuoja, skatindama kolonizuoti naujas ES valstybės ir išpirkti žemės iš tų papildomų subsidijų. Todėl čia yra jau padėti ekonominį nelygiateisiškumo pamatai, kurie leidžia vakarų valstybių piliečiams, buvusiems kryžiuočiams, kuriems nepasisekė kalavijui to padaryti, dabar jie gali tai per pinigus padaryti ir valstybės tos juos subsidijuoja. Todėl, kalbant apie ES kaip lygiateisių valstybių sąjungą, iškart čia didelis prieštaravimas yra, nes nėra lygiateisių.
Labai skiriasi, kuris gauna, sakysim, 400 litų už hektarą ir kuris gauna 1500 litų už hektarą. Tai tos 1000 litų visada gali panaudoti pirkimui žemėse kitose. Todėl mano galva dabar pagrindinis jau įstojus ES Lietuvos valdžios ir visuomenės būtų principas, pagrindinis principas, nes labai daug kur kertasi, yra tai, kad kol nebus išlygintos išmokos žemdirbiams, ir ne tik po to, kai išlygins, bet ir dar reikia tam tikrą laikotarpį, kad sustiprėtų, tol žemės pardavimas Lietuvoje ir užsieniečiams turi būti ribojamas. Nes aš negaliu, tu uždirbi 2000, aš 400 ir sako, jūs vienodai jauskitės. Nu kaip aš galiu vienodai jaus, kad man už šildymą 400 reikia atiduoti per mėnesį, o tu gali už šildymą sumokėti ir dar pabaliavoti gerai. Tai vat, toks, nes aplamai dabar kategoriškai atsakyti parduoti žemę, tai iškart kils labai daug kitų klausimų. Tada, kodėl mes turim jums išmokas duoti? O ką reiškia, jeigu Danas čia atvažiuoja, tai iš Danijos bėga su kapitalu, iš čia su lietuvės, reiškia, jis praturtins Lietuvą, nes mes sakom, lietuviai bėga ir jau jie nutautės. Tai čia daug galima daryti, bet reikalauti, kad būtų vienodos išmokos ir po išmokų suvienodinimo 10 metų dar koks pereinamas laikotarpis, jis ne tik neprieštarauja mūsų stojimo į ES principą, bet atvirkščiai panaikins nelygiateisiškumą Lietuvos žemdirbių, lyginant su, saksim, Danijos, Olandijos ar Vokietijos ar kitų valstybių žmonėmis. Tai, man atrodo, jeigu jau bando visuomenė ruošti referendumą šio klausimu, tai jis žymiai sėkmingesnis ir argumentiškesnis bus ne visumoje apskritai uždrausti pardavinėti, nes tada būtų labai logiškas pasiūlymas išstoti iš ES ir nereiks pardavinėti. A įstoti iš ES vargu ar ryštųsi dabar tas pats žemdirbys, nes pati Lietuva jam pagalbą suteikti negali. Dabar jį gali pagal tos jau 2 kartus daugiau teikti iš nacionalinio biudžeto, negu teikia, neturi pinigų. Todėl mano galva reikia visgi kitaip žiūrėti šį dalyką, nes ES neamžina. Ir jeigu turėtume kokių dar 15 metų terminą dėl žemės pardavimo ribojimo, man atrodo, per tą laiką arba ES iš esmės pasikeis, arba jis subirės. Todėl reikia mokėti labai patekus į keblią situaciją. Reikia netiesmukiškai, o mokėti strategiškai žaisti. Nes tas ištęstas žaidimas, jis parodys tikrą realybę. O realybė tokia, kad užtenka vokiečiam nusibosti, išlaikyti ES ir visos ES nebėra. O tai, kad tai bus, rodo tos gilios krizės didelėse Graikijoje, Portugalijoje, Ispanijoje ir kitose Airijoje, kitose valstybėse bus. Vadinasi, mums reikia, saugant savo žemės ir valstybę bei tautiškumą, mums reikia protingų strateginių žingsnių. Nes privirėm košės per skubėjimus, per galvojimą, kad čia mus jie viskas bės labai daug. Ir dabar iš to reikia mokėti protingai išeiti. Bet tai dabar žiūrėk, kad Vokietijoje irgi tos pačios problemos iš tikrųjų. Jau ten pinigų trūksta. Ir, pavyzdžiui, viešosios ligonės ar kur jau eilės stovi ten po 4, po 6, po 8 valandas vaikai ten laukia sergantis. Tai pas juos problema to, kad visa gamyba yra iškelta į kažkur ten ar į Kiniją, ar ten į kitas Pietų Azijos šalis. Ir pas juos pačios ta pramonė jau kaip ir nebėra jos tenais tokios. Tai Lietuvai iš vis toks nieko savo neturim. Matote, aš manau, realiai yra tie pavojai, kuris įvardino tiksliai, bet yra kitas dalykas. Juk yra aukštos pridedamosios vertės gamyba, kur įdedama paskutinė mokslinė techninė pažanga, tos ekonomikos rytis ir Vokietijoje, ir kitose šalyse, taip sakant, ypatingai pelningos, ypatingai, kur reikalinga nuo jos vystomos. O to, sakysim, teršiančios gamtą, reikalaujančios daug pigios darbo jėgos, jos iškeliamos. Todėl vokiečiai, ką daro, tai ne ką mes lietuviai. Mes neturim aukštų technologijų gamybų, nieko. Todėl Vokietijos į mūsų lyginti vokiečiai,
turi tą savybę, kad jie visada sugeba rasti protingą savo išeitį. Aš nenoriu čia daug ganis, bet aš noriu pasakyti, pirmas ES kūrėjas buvo Hitleris Adolfas. Jis buvo numatęs perimti tik tai, Vokietijai perimti visos Europos, vakarų Europos turiuomenį, gynybą ir užsienio politiką. Visą kitą palikti savivaldai ir sukurti didelę rinką. Todėl čia nieko naujo. Kadangi Hitleriui nepasisekė, po to buvo Vokietijos Prancūzijos sustarimo pagrindinio dėka sukurta Europos Sąjunga. Ir vokiečiai laimėjo tą didelę rinką. Todėl Vokietija yra Vokietija, kur aš čia gal išeina iš tų ribų. Manau, kad Lietuva aplamai strategiškai labai blogai planuoja ir renkasi partnerius. Lietuvos strateginiai partneriai, jeigu mes norim išlaikyti ir valstybę, ir tautą, ir pakankamai spartų ekonominį augimą, turėtų būti. Jūs nustebisite, bet man aš po ilgų mąstymų ir skaičiavimų, kad mūsų strateginiais partneriais turėtų būti Vokietija, Lenkija, Rusija, Baltarusija, ir kiti kaimynai. Bet tie kiti kaimynai, tokie tai Latvijai, gerai būtų, gerai ir nebūtų. Tas pats. Bet žiūrėkit, dabar jeigu... Nes palauk, minutę noriu paaiškinti. Rusija turtinga gamtiniais resursais ir žemėmis. Vokietija neturtinga, Lietuva neturtinga. Lietuva yra tarp Rusijos ir Vokietijos. Reiškia, Vokietija ir Rusija natūralūs traukos poliai. Čia yra gamybos organizavimas Vokietijoje, technika, technologijos aukštos, bet trūksta resursų. Čia trūksta technologijų, technikos, organizacinių dalykų. Istorija vis natūraliai jie arba kariauja, arba bendradarbiauja. Dėl to pačių, dėl erdvės tos pačios. Ir čia štai mes, lietuviai, stovim. Tai iš tos plaukia resursai, iš tos technologijos. Sėdėk su protinga galva, kaip žytas. Ir im pinigus iš to resursų. O Europos Sąjunga, jeigu vokiečiai tie pradeda tampriau darbiauti, Europos Sąjunga lieka užrypyje. Jau tokių kolonijų nebėra, kokios buvo 19-18 amžiuje. Viskas, ten valstybės vystos, ten resursų veltui nedalina. Todėl tas mūsų baimės prieš tas didelės valstybės, jos kyla iš praeities, o ne į ateitį žiūrint. Ateitį žiūrint, iš jų mums baimių nėra. Nes dabar užkariauti valstybės, padaryti jos kolonijų yra kvaila. Kam? Atsakomybę prisijimti, nepasitenkinimą visais yra kam? Dirbkim kartu. Biznį darykim, verslą darykim, kultūrą, viską. Štai kur politika turi būti, ypač mūsų. Tai dabar žiūrėkit, viskas būtų gražu, jeigu gamybos priemonės nesikoncentruotų ten kažkokiam privačiam sektoriui. Nes, pavyzdžiui, jeigu dabar didint darbo našumą, naudojant visas ten laimėjimus, mokslo ir taip toliau, tai praktiškai žmonių kaip ir nebereikia tam darbui ir tie žmonės tampa kaip ir atliekami. Kas dabar ir eina, toj pačioje Vokietijoje yra labai daug, kurie gauna tik tas pašalpas, Lietuvoje lygiai tas pats, tai žmonės kažkaip verčiami gyventi kaip ir iš pašalpų ir jau tada to bendruomeniškumo, tos tautos ir nebelieka. Matai, yra du esminiai dalykai. Vienas tenka pripažinti, yra natūralių tinginių labai daug. Ir supranti, juos palik be nieko, jie pradės vogti visą kitą. Reiškia, jų poreikiai minimalūs, kaip žinai. Reiškia, tas socialinė ir tas išlaikymas tos dalies visuomenės yra neišvengiamas. Arba turi kažką daryti su jais. O kitas dalykas, tai nereikia bijoti, kad technika, technologijos įstumia žmonės. Galima trumpinti darbo dieną. Galima nukreipti tas žmonės į kultūrinius įvairius, tą patį sportą, kultūrą, užsiėmimas. Reiškia, jų kažkada dirbo po 16 valandų. Dabar 8 valandas. Bet, kaip žinote, ir geriau gyvena žmonės, ir kultūra aukštesnė, ir darbo netrumpesnė. Todėl technika, technologija visada galima, jeigu valstybė turi kryptingą politiką. Man labai patiko Rusijos Putino žodžiai, premjero Putino žodžiai pasakyti susitikime su naftininkais. Jis pasakė, daviau užduotį modernizuoti naftos perdirbimo įmonės. Jūs jos neįvykdėte. Jūs naudojatės rusų gamtos turtais, jūs naudojatės žmonėmis. Jeigu jūs toliau nevykdysite užduoties, mes išimsim iš jūsų pelną. Reiškia, rinka yra, nuosavybė yra, bet jeigu valstybė žino tikslą,
ir mokesčių tikslo siekti, nieko blogo tame nėra. Ir iš tikrųjų, jeigu jie dabar primityviai naftą perdirba į mazutą ir uždirba didelius pinigus, kad technologijų nereikia, jiegi nuostolis atneša valstybė ir žmonėms. Ir štai valstybės vadovas, kurį irgi neskaito demokrato, bet jis teisingai priima sprendimą, kad ir privatus kapitalas turi ne tik savo dirbti, bet dirbti ir visuomeniai. Todėl, o Lietuvoje, pavyzdžiui, yra pastata liberalizmo principas, privatus kapitalas tik turi rūpinti savimi, o visa kita yra antrailis dalykas, kam neduoda darbą, tas tegu mauna iš Lietuvos. O čia yra mūsų tai, kad mes padarėme demokratiją ne žmonėms, o politikams ir biurokratams. O reiktų demokratiją žmonėms, o politikams ir demokratams diktatūrą įvesti.